Gruodžio 19 diena. Kalėdų teatras. Iki kalėdų liko 6 dienos. Po sėkmingai pasibaigusio vakarykščio koncerto elfai buvo tokie laimingi, kad susibūrė ir visi vieningai sutarė, jog linksmybėms tikrai dar ne galas ir nusprendė nepalikti scenos. Neilgai pagalvoję nutarė, kad visos kalėdinės giesmės jau sugiedotos, tačiau liko dar nesuvaidinti šventiniai vaidinimai. O koks gali būti kalėdų laukimas be nuotaikingų šventinių spektaklių? Mažyliai sumanė pabūti aktoriais ir surengti žiemos vaidinimą. Neilgai pasvarstę, nutarė, kad istorijos režisieriumi turėtų tapti tas elfas, kuris turi daugiausiai įdomių idėjų, yra perskaitęs daugiausiai pasakų ir pats moka kurti įdomiausias istorijas. Kasgi kitas galėjo labiau atitikti keliamus reikalavimus, jei ne pats išmintingiausias miestelio elfas Jonas Augustinas. O kokiągi pasaką Jonas Augustinas galėjo pasirinkti žiemiškam vaidinimui, jei ne savo pačią mėgstamiausią ir mintinai išmoktą istoriją apie Sniego karalienę. Tam, kad rastų pagrindinį spektaklio personažą, buvo surengta aktorių atranka, kurioje dalyvavo 2 mažosios elfės Karamelė ir Tina. Jonas Augustinas maloniai paprašė jų kelis kartus nutaisyti rūstų veidą, pažvelgti lediniu žvilgsniu, parodyti abejingą šypsnį be jokių emocijų ir mimikų, užriesti aukštai nosį ir tarti kelis žodžius. Sniegu tarsi miltais užpustysiu aš kelius, ledo pilyje šilumos nebus. Karamelį ir Tinai suvaidinus kelias bandomąsias scenas, Jonas Augustinas Sniego karalienės vaidmenį patikėjo Tinai, o Karameliai skyrė narsiosios mergaitės Gerdos amplua. Tada atėjo eilė išsirinkti aktorių, kuris vaidins berniuką Kajų. Į jo vietą pretendavo Loris, 365, Kalvetas, Ferdis, Rifas ir Brūkšniukas. Visi mažieji elfai turėjo išmokti Kajaus teksto žodžius. Gerda, mieloji mano Gerda, kaip čia šalta ir nyku, kur buvai tu? Kur buvau aš? Kelis kartus pakartojus vaidinamą sceną, vieningai buvo nuspręsta Kajaus vaidmenį patikėti elfui 365. Patenkintas elfas net suspigo iš džiaugsmo. Visi likusieji pretendentai gavo kitus vaidmenis. Viena turėjo tapti Gerdos ir Kajaus senąja močiute, kitas eikliuoju elniu, geraširdė kaimietė, seniu besmegeniu, piktuoju plėšiku, pilku balandėliu ir kalbančiu varnu. Visiems aktoriams buvo išdalinti lapai su jų vaidmenų tekstais ir buvo duotos kelios valandos, kad išmoktų savo personažų žodžius mintinai. Tuo tarpu Jonas Augustinas su likusiais miestelėnais kūrė įspūdingas spektaklio dekoracijas. Iš didelių kartoninių lapų karpė ir klijavo Gerdos ir Kajaus namelį, įkūrė jame jaukų kambarį, o jame pastatė židinį. Vėliau mėlynai nudailino baltus ledo rūmus, varveklius ir Sniego karalienės sostą. Loris sparčiai kūrė blizgančius personažų kostiumus, Gerdai siuvo geltoną neriniuotą prijuostę mėlynomis ir žaliomis juostomis dryžuotą sijoną ir baltą šilkinę palaidinę. Kajui daigstė rudą liemenę, baltus marškinius su mažomis sagutėmis ir pilkas kelnes, močiutei geltoną kepurę ir rudą ilgą suknelę, varnui ir balandžiui rudų ir pilkų plunksnų kostiumus, plėšikui juodas odinės kelnes ir tamsų švarką, o Sniego karalieniai pūstą mėlyną suknelę, aukšta neriniuotą apykaklę, baltą rauktą pūgos apsiaustą žėrintį sidabriniais blizgučiais ir snaigėmis bei aukštą raitytą karūną. Norėdamas spėti laiku, mažasis siuvėjas turėjo dirbti itin sparčiai. Visa vakaro scena spindėjo ledo ir sidabro spalvomis. Sceną juosė ilgi, aštrus varvekliai, aplink žibėjo baltos snaigės ir mirgėjo kalėdinės lemputės. Po vakarienės susirinko miestelėnai, susėdo į žiūrovams skirtas kėdes ir jau nekantravo išvysti stebuklingą reginį. Kiek palūkėjus scenos užuolaidos pradėjo po truputį kilti ir prieš akis atsivėrė nepaprastai jaukus vaizdelis. Maloniai ruseno židinio liepsnas, spragsėjo kaitrios malkos, o kambario kampelyje atsivertusi storą pasakų knygą, Gerdai ir Kajui tyliai skaitė močiutė. Ant apšalusio lango palangės augo vešlus rožių gėlinėlis. Visi atrodė ramus ir laimingi. Suguldžiusi vaikus nakties miegui, močiutė kiek prigesino židinio šviesą ir uždarė kambario duris. Pro apšalusi langą, skvarbiu ir lediniu žvilgsniu, vaikus stebėjo Sniego karalienė. Akimis kiaurai perverusi kambarį, Sniego karalienė pastebėjo tyliai snaudžiantį Kajų. Nieko nelaukusi čiupo mažąjį, įsimetė jį į ledines roges, šaltų bučinių palietusi berniuko kaktą, akimirksniu pavertė jo širdį leduku ir Kajus tapo abejingu ir bejausmiu vaiku.
Sumosavusi plačiais apsiaustos skvernais, karalienė davė elniui nurodymą ir visi vyko link ledo rūmų. Šioje vietoje Tina išsakė išmoktą tekstą: sniegu tarsi miltais, užpustysiu aš kelius, ledo pilyje šilumos nebus. Scenos dekoracijos pasikeitė. Jaukus kambarys virto baltai melsva ledo pilimi su aukštomis kolonomis. Kajus sėdėjo pilies kamputyje ir žaidė su sunkiais, vos pajudinamais šaltais ledo kubais. Tuo tarpu Gerda išsiruošė į ilgą ir varginančią kelionę ieškoti brangaus Kajaus, įkalintos sniego karalienės rūmuose. Mergaitės nelepino sunkus kelelis, beklajodama po apylinkės jis sutiko kalbantį varną ir pilką balandį, kurie nurodė kelią pas miško senelę. Priėjusi senelį trobą, mergaitė gavo raguolių, kumpio bei žemėlapį, kuris rodė kelią, vedantį pro tankią girią link snieguotų kalnų. Klajodama po šaltas pusnis, mergaitė sutiko miško plėšiką, kuris grasino paimti Gerdą į nelaisvę, tačiau tik turėdama auksinę širdį mažoji tikino siaubūną pasigailėti ir paleisti ją į laisvę. Vargais negalais iš plėšiko nagų ištrūkusi mergaitė žingsniavo šaltu it ledas keliu, snaigė žnaibė skruostus, aplink driekėsi bekraščiai sniegynai, mergaitė sukaupusi likusias jėgas visomis įmanomomis pastangomis bandė nepasiduoti šalčio kerams. Kai galiausiai pasiekė ledo rūmus, rado Kajų tyliai sėdinti kampe, o jo ramybę savo rūsčiu žvilgsniu sergėjo karūnuotoji dama. Ištiesusi gležnas rankas, mažylė pažvelgė Kajui į akis. Kajau, brangusis mano Kajau, pagaliau aš tave suradau. Tina sukaupė visas savo jėgas ir vaidino taip įtikinamai, kad žiūrovai šniurkščiojo nosimis, o jų skruostais riedėjo ašaros. Gerda, mieloji mano Gerda, kaip čia šalta ir nyku, prabilo elfas 365 Kajaus balsu. Mažoji Gerda iš prijuostės kišenės ištraukė raudonos rožės žiedą, augintą ant močiutės palangės ir įteikė jį Kajui. Sugraudinta Kajaus širdis sušilo ir berniuko jausmai pražydo pavasariu. Tai pamačiusi sniego karalienė tiesiog įtūžo, pakilo iš sosto, kelis kartus plačiai sumosikavo skraistės skvernais, svaidėsi lediniais žaibais ir susprogo iš įsiūčio. Scenoje įsivyravo taika ir meilė, o mažieji Gerda ir Kajus, kurį laiką stovėjo apsikabinę, stipriai prispaudė vienas kitą prie krūtinės. Keliaudami namo, jie kalbėjosi apie patirtus nuotykius, baisųjį plėšiką, šiaurės mišką, senelę bei rožės ant palangės. Jiems einant miško keliu, po kojomis skleidėsi pavasario gėlės. Kai nusileido scenos uždanga, akimirka buvo visiškai tylu. Galiausiai paskutinėje eilėje pasigirdo nedrąsus plojimas. Tada aplodismentų banga nusirito pirmyn per visą salę ir tapo garsiu vientisu ošimu. Atsistoję miestelėnai plojo tol, kol užkaito maži delniukai, retkarčiai sušukdami: bravo, pakartoti! Dar kartelį pakilus scenos užuolaidai susikibę už rankų Jonas Augustinas, 365, Tina ir Karamelė žemai nusilenkė žiūrovams. Dar ilgai netilo gausūs plojimai ir padėkos šūksniai. Šaunuoliai, buvo nuostabu, šaukė įsikarščiavę žiūrovai. Žavinga, nepakartojama, nenustojo stebėtis laimingi miestelėnai. Į namus visi iškeliavo patenkinti, o širdise nešėsi gėrį, draugystę ir dideliais žiedais išsiskleidusias raudonas pavasario rožes.